Aš esu Arnoldas Lukošius iš Tele2 inovacijų biuro ir šį kartą mūsų eksperimento tikslas buvo įrodyti, kad Tele2 laisvas internetas gali veikti bet kuriuose namuose visoje Lietuvoje. Reiškia, mes norim padaryti namą. Ir tokį namą, kurį galima pastatyti bet kurią akimirką, bet kurioje Lietuvos vietoje ir mums reikėjo, kad jis skraidytų. Mes pasirinkom ne kažkokį tai ten variklį, o oro balioną. Nes jisai skrenda ten, kur vėjas pučia, niekada nežinai, kur nusileisi. O tiek skrydžio, tiek nusileidimo metu tikrinsim, kaip veikia mūsų internetas. Turėsiu galimybę pilotuoti skraidantį namą. Aš manau, kad būsim pirmieji pasaulyje. Vau, apie tai ir galvojau. Namelis turėjo būti saugus, atsparus smūgiams. Reikėjo pagal tai pasiskaičiuoti mūsų masę, greičiai ir gauname jėgas. Tada mes pradedam suprasti, kad šitoj vietoje atsparumas didesnis turi būti, mažesnis ir taip toliau, ir taip toliau. Oreiviai mums padėjo labai daug. Davė labai tokių daug praktinių patarimų, kada amortizuoja, kada virsta, kokie smūgiai. Paėmėme namelį, išsivežėme į lauką, pakėlėme į orą ir metėme į žemę. Tai jeigu atlaiko vienas kampas, tai visa plokštuma atlaikys laisvai. Palikim man. Tada aš pats norėsiu sudaužyti. Aviacijai visi visada pamišę dėl kilogramų, dėl svorio. Lėktuvuose naudojamos kuo lengvesnės kompozitinės medžiagos. Mūsų namas. Mūsų namas turi medinę apdailą, tiek išoriai, tiek viduj, kaip tikras namas. Čia man pradės degt medžiaga. Stop! Šoka vienas, stop. Ir vieną tik turėsi, ne dvi? Aš kitaip stabdysiu. Bet saugosiu tavo daiktą, patikėk mane. Nes neturi kur leisti, supratau. Gerai, atvažiuojam. Tai čia kalnai, kalneliai. Nu dabar supranti, kodėl aš tau nenorėjau pasakot, kaip aš stabdysiu. Vis dėlto mūsų skaičiavimai nenuėjo veltui. Jo, jūs priimtas oficialiai į orlaivių gamintojų tarpą. Dėkui. Aš iš tikrųjų pasitikiu visko, kas čia yra padaryta, aš nepasitikiu savim, nes aš bijau aukščio. Anksčiau internetas namus Lietuvoje pasiekdavo tik kabeliais, o tam, kad veiktų Tele2 laisvas internetas, užtenka tik įjungti modemą. Jokių ilgų laidų, meistrų, jis veikia kur begyventų. Virš Molėtų skridom, ten buvo daug ežerų, vidury ežero pasistatyti, ten kad šernai ateitų ir puikiai viskas veikia. Tokį internetą galite laisvai pasiimti kartu keliaudami į bet kurią Lietuvos vietą. Fantastiškai Lietuva gražiai atrodo. Labai tylu ir nusileidimas buvo super minkštas. Geras, ačiū. Vyko. Jo, jėga.